Taip jis ir taip jis nematė, nei ką juos ėda, nei ką geria. Kai avelės grįžo ir perplaukė atgal per upę, vaikas prisirinko į krepšelį žolių, pasiėmė į stiklinaitę vandens iš upės ir nusekė paskui aveles namo. Prie namų išėjo pasitikti senelis. Vaikas jam padavė krepšelį su žolėmis ir stiklainaitę su vandeniu. Senelis pažiūrėjęs sako: vaikeli, nežinai, ką mano avelės ėda, nei ką geria, dėl to man netinki. Už darbą aš tau duosiu stalelį ir gali savo eiti namo. Kai norėsi valgyti ar gerti, ištark: stalelį apsidenk ir visko bus. Vaikas padėkojo seneliui, pasiėmė stalelį ir linksmas išėjo namo. Jam beeinant sutemo: